Asmeninių saugos priemonių užsidėjimas ir nusiėmimas yra ilga ir svarbi procedūra. Tai trunka pakankamai ilgai. Jūs tiesiog neateinate ir nepasiemate visko iš dėžės. Darbuotojai parodys, kaip vyksta procedūra. Bet jie pirmiausia atėjo, viską patikrino, susidėjo visą, ko reikia. Iš anksto turi susirašę visų reikiamų procedūrų sąrašą, viską pasiruošę ir parodys, kaip tai daroma. Good morning, New York. I'm Brian Christensen. As Arjun mentioned, last night we released enhanced guidance for healthcare workers. Mes pademonstruosime, kaip turi būti ruošiamasi prižiūrėti ebolos pacientus. Rekomenduojame, kad žmonės turėtų parengtą stebėtoją, kuris sektų, kaip laikomasi protokolo, kad būtų sumažinta sąlyčio su užkratų rizika. Brianas yra Barbaros stebėtojas, todėl jis vilki nepralaidus skysčiams chalatą, batų dangalus siekiančius iki vidurio blauzdų, pirštines ir veido skydą veidui apsaugoti. Pirmiausia, patikrinamos visos asmeninės saugos priemonės. Įsitikinama, kad yra viskas, ko reikia ir kad viskas išdėliota tinkama tvarka. Šiame sąraše yra vidinės pirštinės, batų dangalai, siekiantis iki vidurio blauzdų, chalatas, nevaržantis judesių ir nepralaidus skysčiams, respiratorius, operacinis galvos gaubtas, dengiantis galvą ir kaklą, išorinės pirštinės su prailgintais rankogaliais, veido skydas, suteikiantis papildomos apsaugos odai ir akims. Galimos dvi asmens saugos priemonių naudojimo galimybės. Naudoti FFP3 respiratorių arba PAPR respiratorius ir abi galimybės yra priimtinos. Mes pademonstruosime, kaip naudosime FFP3 respiratorių. Stebėtojas turi įsitikinti, kad Barbara vilki tinkamus drabužius, operacinę pižamą ir avį plaunamą avalynę. Ji turi nusiimti ir palikti visus asmeninius daiktus, papuošalus, laikrodį, tušinukus ir kitą. Nieko negalima neštis į paciento palatą. Barbara valo rankas alkoholiniu rankų valikliu, rankų higienai užtikrinti. Priežastis, kodėl mes rekomenduojame po apsauginiais drabužiais vilkėti operacinę pižamą yra ta, kad taip lengviau apsivilkti ir nusivilkti asmeninės apsaugos priemonės. Ir reikia įsitikinti, kad neturite jokių asmeninių daiktų, kurių negalima nešti į paciento priežiūros zoną. Šioje scenoje mes imituosime švarią zoną, kur apsivelkama ASP ir kiek toliau zona, kurioje turi būti nusivelkama naudota ASP, kad parodytume, kad tai tipiška situacija. Pirmiausia, užsimaunama viena pora vidinių pirštinių. Dabar Barbara atsisėda ant švarios kėdės ir užsimauna švarius batų dangalus, kurie turi siekti iki blauzdų vidurio.
Vienas iš svarbių reikalavimų, kad ranko alkoholinis valiklis turi pirmiausia išdžiūti. Todėl neskubėkite ir nesimaukite pirštinių, kol valiklis neišdžiūvo. Leiskite rankoms visiškai išdžiūti prieš pereidami prie kitos pakopos. Kalbant apie kiekvieną aprangos detalę, svarbu, kad viskas tiktų, kad būtų parinktas tinkamas dydis. Todėl išmėginkite kruopščiai, ar pasirinkote tinkamą dydį. Dabar Barbara vilksis operacinį chalatą ir įsitikins, kad pirštinės yra uždengtos chalato rankogaliais. Apmokytas stebėtojas turi stebėti visą rengimosi procesą, padėti ir vertinti, ar viskas daroma tinkamai. Reikia įsitikinti, kad švarioje zonoje būtų pakankamai tinkamų dydžių aprangos ir atsargų. Tai daro pagalbininkas, stebėtojas. Stebėtojo uždavinys sekti ir stebėti, ar visos pakopos yra vykdomos tinkamai, bet jis taip pat turi ir padėti tinkamai apsivilkti aprangos sudedamąsias dalis. Štai kodėl privalo dalyvauti apmokytas stebėtojas šiame procese. Dabar Barbara užsideda respiratorių. Pirmiausia, užtraukiamas viršutinis raištis, prilaikantis plaukus, po to apatinis raištis užtraukiamas ant kaklo apačios. Barbara turi įsitikinti, kad respiratorius hermetiškas ir sandarus. Dabar Barbara dėsis galvos gobtuvą dengianti plaukus ir ausis. Svarbu žinoti, kad negalima taisyti asmens saugos priemonių paciento priežiūros metu. Todėl visi aprangos pakoregavimai ir patempimai turi būti atliekami dabar. Sekanti procedūra – antroji pirštinių pora. Ir būtina įsitikinti, kad rankogaliai bus užtraukti ant chalato rankovių. Dvi poros pirštinių suteikia papildomo saugumo, todėl maunamos vidinės pirštinės ir išorinės pirštinės, kad kiek galima būtų sumažinti užsikrėtimo pavojų. Darbuotojai viską daro labai atidžiai. Jūs matote, kad visa procedūra trunka labai ilgai, bet darbuotojai neskuba. Nuolat yra patikrinama, kad visos aprangos detalės tinka, kad asmuo jaučiasi patogiai. Mes tai darome ligoninėse, žinodami, kad daug kitų žmonių ir kamerų mus stebi. Nuolat stebi ir apmokytas stebėtojas. Bet skubėti negalima. Svarbu įsitikinti, kad viskas tinka ir kad jaučiamės patogiai. Barbara užsideda paskutinę aprangos detalę veido skydą, kad apsaugotų savo veidą ir akis. Dabar Barbara apsisuka pasirodydama stebėtojui dar kartą patikrinti, ar viskas tvarkoje. Be to jie atlieka įvairiausius judesius, kad įsitikintų, kad jaučiasi patogiai. Judant svarbu įsitikinti, kad visos kūno sritys uždengtos. Taip pat labai svarbu įsitikinti, kad kai esate paciento kambaryje, neturite taisyti savo apsauginių drabužių, neturite traukioti rankovių, taisyti batų dangalų.
Todėl viską reikia patikrinti švarioje zonoje, visus galimus judesius, ir kad nieko nereikėtų taisyti įėjus į paciento kambarį. Prieš Barbarai einant į paciento kambarį, rankos dezinfekuojamos alkoholinė priemonė. Tai naujas etapas. Jis skiriasi nuo tų, kuriuos rekomendavome anksčiau. Reikia dezinfekuoti pirštinėtas rankas alkoholinę rankų trinimo priemonę ir mes tai rekomenduojame kaip papildomą saugumo priemonę.